Pirmiausia, atsiviniokit ir taip užsiėmimo pabaigoje suviniosit atgalio. Prašom, mergaitės. Dabar ne, dabar jau dėkis į kišenę. Didelės mainykim, kam didelės labai? Mainom šitos šviesios mažesnės. Nebus mažesnių, jau naudokitės tokias kokias šviesios mažesnės, prašau. Aha. Man šviesios didelės. Nu, dabar nežinau Viena poroj, viena ne poroj. Va, yra poros. Mergaitės visos turi? Esu. Dabar žiūrim, kaip reikia autis. Ne? Kuris čia vienas man padės? Eikšit, mergaitės, va, ateik tam, nežinau vardu. Va, žiūrėkit, apsievėt. Dabar šituos ilgus raiščius jūs turit suvinioti iki kelių. Viniot tokiu principu, matot? Padaryti eglutę priekį. Va, ir kitoj pusėje tą patį. Svečiam. Duokit svečiam, duokit, jeigu pasprobuvėje. Va. Ir taip gana tvirtai viniot, paskui atsipalaiduos. Tai kas, kad iš pradžių spaus? O. Labai fainos. Viduj nieko nedarinėt, nežiūrit, bus pasakyta, kad... Vidury, kol kas atidaryti ir žiūrėti į vidų nereikia. Būkit kantrus, gerai? Čia kiekvienam po skrinutę. Visos vienodos, turinys visų vienodas. Prašau. Prašau. Kas čia per kaimiečiai? Žiūrėkis salonas. Na, dabar vaikai kaip ir pasiruošė. Bet žinot, ko dar noriu? Kad jūs atsistotumėt ir va čia pavaikščiotumėt. Pažiūrėkit, kaip atrodo, visi vaizduotų, kad didelį Labai užspaudžiu. Pasivaikščiojat? Šiaip tai pamoką kviečia skambutis, bet slapta mokykla, varpelius skambinti negalima, mes turit būti tylus. Ir jūs klasėje irgi turit būti labai geri. O dabar ką mes čia veiksim? Taigi, vaikučiai, šiandien jūs klausydami muziejininkės pasakojimo, naudodamiesi įvairiais istoriniais šaltiniais ir kopinytėm ir ten visokių daiktų, pagilinsite savo žinias apie slaptasias mokyklas, dar kitaip vadinamas daraktorinės, ir gebėsite sulyginti, kuo skiriasi dabartinės mokyklos nuo tų senųjų, nuo tų slaptųjų mokyklų. Tai kviečiu į klasę, bet tyliai. Tyliai, žinokit, slaptos mokyklos. Skrynučių ant savo nedėkit, skrynučias pasidėkit prie šalies. Tai žinok, tu gali atsisėsti. Dabar brangieji skrinutės kol kas padėkit į šalį, jų kol kas nereikia. Tai pirmiausia, sustokim. Aš su jumis sveikinuosi kaip mokytoja, bet ne labas rytas, o garbė Dievui. O jūs atsakot per amžių. Amen. Kiekvienas mokymasis, kiekviena pamokos prasidėdavo malda. Nuo šito ir pradėsim. Jeigu kam įsitikinimai ar kokie kiti svarbus
Kitos svarbios priežastys neleidžia kalbėti poterių, nekalbėkit. Taigi žegnojamės vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teesie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, gelbėk mus nuo pikto. Amen. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū, jūs šaunuoliai, sėskit. Ir darbuotis. Tai jau jūs šnabždėjotės, kad mokykla slapta. Slapta ir dar kitas pavadinimas šitos mokyklos. Kas sako? Daraktorinė. Jūs jau budrus, jūs jau 5. klasę baigėt ir tikrai man pasakysit, iš kurio istorijos laikotarpio ta mokykla. Daraktorinė slaptoji mokykla. Gerai, aš jums pradedu, jūs tada man pabaikit, gerai? Aš sakau, kad numalšinus 1863 metų sukilimą buvo uždrausta Lietuviškas spaudas. Aha. Tai dabar atsakykite į mano klausimą, iš kurio istorijos laikotarpio ta mokykla? Iš spaudos. Spaudos draudimo laikotarpio. Penktokai jūs budrus, gal galit man pasakyti, kiek laiko truko spaudos draudimas ir kuriuo metu gal skaičiukus, gal datą pasakysit? Aš pirmą skaičių sakau, 1864 metais buvo uždrausta ir spaudos draudimas truko 40 metų. Suskaičiuokit, kada buvo atgauta lietuviška spauda. Jeigu uždrausta 864 ir 40 metų, taip, klausau. 1904. Taip, gegužės 7 dieną. Ir gegužės 7 dieną mes kasmet minime spaudos atgavimo dieną. Kasgi vyko Lietuvoj tuo spaudos draudimo laikotarpiu? Galit, jau galit, gerai? Buvo slaptosios mokyklos, slaptai mokoma lietuvių kalbos. Taip, tiesą sakai, bet aš dar kažko Rusai buvo bandę užgrobti Lietuvą, iš pradžių uždraudė spaudą, po to uždraudė nelietuviškas mokyklas ir žmonės, kurie nenorėjo, kad savo vaikų leisti į rusiškas mokyklas, gal eida į daraktorių mokyklas. Šaunuoliai teisingai, labai gražiai tarmiškai šneki. Labai ir tinka mūsų aplinkai. Taip, buvo uždraustos lietuviškas knygos, uždraustas lietuviškas raštas ir caro valdžia Lietuvoj įvedė rusišką raštą. Tokio rašto pavyzdį jūs turite ant stalo. Tas raštas vadinasi Graždanka, žodžiai lietuviški, rusiškos raidės. Pabandykime. Gražiai ant stalo susikraukit viską, tą randat skrinutėse. O pačią skrinutę pasidėti taip, kad jinai nenudytų. Taip, viską, ir ten kas yra popierių, tai viską. Kaip nors tekstas atidaryti. Iš pateiktų teiginių išrinkit tą, kuris tinka apibūdinti tik daraktorių. A. Mokyti galėjo tik rusiškai kalbantis asmenys. B. Mokyti galėjo tik tie asmenys, kurie turėjo mokytojo diplomą. C. Mokyti galėjo net vaikai, mokėję skaityti ir rašyti. Kuris atsakymas yra? Taip, tai daraktorinėje mokykloje, kasgi mokė? Kas mokėjo skaityti ir rašyti. Kas gerai rado knygą?
Gali pasikeisti tokią. Taigi visiems padėjo. Vaikai, noriu pasakyti, kad jūs visi labai turtingi. Jūs visi apsėdę, jūs visi turit sąsiuvinius, jūs visi turit po plunksnakotį su metalinė plunksna, o kas neturit, gal biednesnis, tai rašysit su vištos plunksna. Tik dabar labai giliai nenardinkit plunksnos į buteliuką, nes paskui bus avarijų visokių. O už avarijas bausiu, yra lyjuotė, yra žirnė, yra rykštė, tai stenkitės nepritaškyti. Gerai? Aš diktuoju, jūs kaip neraidės mes rašysim, mes mokomės iš to laikotarpio, aš diktuoju sakinį, jo pabaigą parašot patys. Slaptoje mokykloje pamokos prasidėdavo ir parašot kuo. Slaptoje mokykloje pamokos prasidėdavo. Slaptoje mokykloje. Pamokos prasidėdavo. Slaptoje mokykloje pamokos prasidėdavo, užbaikit patį sakinį. Ir tašką man. Ir čia be abejonės. Taip, malda teisingai. Na, kaipgi jums sekas? Kam čia lygiuosi? Sakinių, trejetas sakinių, kiek jūs įtilpsit. Bet tik stenkitės, kad tas parašymas būtų per visą popieriuką. Ne pradžioj. Galima, jeigu nepatiko. Kodėlgi prašau, rašykit tiesą. Va, pašviesiu dar, kad būtų šviesiu. Aš už tave užmiršau. Todėl, kad apačioj nebeliktų lapelių, va, kad geriau užsigertų. Dabar va šitą pastraugiškį Paulių, va taip imat rankom, biški paspaudžiat, va čia šalia, nes paskui viską nuplausim mes, dėl to išėjam. Ir dedat, ir prispaudžiat, darot tokį kaip blyną. Taip, čia va tokį, va maždaug, čia dar reikės kitą, dar padarot. Dar įspaudžiat. O nesvarbu ar kvadračiukas? Nu, darykit, stenkitės kvadračiukais tokiais va. Ir čia va vienas. Kiek maždaug tų kvadratų? Nu tai kiek tilps, nu tai va, šitiko kiek tilps, supratat? Gerai. Ir va taip va tvarkingai suspaudžiat, kad paskui parodysiu, kaip kempinėlę reikia daryti. Kitą darą. Aišku? Kvadračiukus. Trys, tai važiuokit pasidalinkit. Dabar jūs labai pasijat mergaitės ant žuvės. Ten, kur einam. Aš atsilygiu. Dabar reikia palaukti, jisai vis tiek taip žinot, kad negaublėtas, bet vis taip. Dar paplonim, kad tavo nuo viršaus dalį dar plonim. Tada jisai, kai išvis bus... Tada jūsų tos gėlytės labai Supratot, kaip daryti? Nereikia parodyti. Kiek tu išmeti? Laikraštį paskui reikės. Mokai gerai? Gerai, o gerai. Va čia vieną pasidedam. Va čia. Ir va mes visą kliučias pagudėkit čia. Jūs dar padarykite. Pusę popieriaus yra šitą. Pas mus žiūrėk 8. Žiūrėkit, labai stipriai perspausit negerai. Iš apačios, matot, kaip perspausta? Tai kiek jūs... Ir purvinas, pažiūrėkit, kaip... Alygiai. Baikit tas purvinumas, nieks nenumirs. Nu tai neturėtų numirti, aišku. Pateiktas iliustracijas ir galėsite labai aiškiai paaiškinti, kada ir kur atsirado. Dabar kol kas dalina medžiagą, bet kol kas neįsiimkit. Visi simsit vienu kartu, pasakysim, ką reikės daryti.
Ar visi turi jau? Gerai, vaikučiai, tai jūs dabar gavote iliustracijas, kur jums sudėtos į vidų įvairiausio rašto pavyzdžiai. Ką jūs dabar darote? Išsitraukite ir patys pabandykite sudėlioti nuo pačio seniausio, kaip jums atrodo, iki šių dienų, kaip jums atrodo tas raštas vystėsi. Jo, išsilinkit, pirmą rašto kilmė dėkite apačion, va taip. Rašto kilmė pavadinimas jau yra, Pavadinimas apačion. o po to viską jūs susidėliokit, kaip jums atrodo iš eilės. Kurią iliustraciją man pakeltumėte? Nuo piešimo. Nu, daugumą matom gerai, dabar dėmesio vaikai. Taigi, mokslininkai sako, kad rašto užuomazgos jau yra piešiniai ant uolų. Tai patys pirmasis. Sako, vaikai, tai dar nėra tas tikrasis raštas, bet vis dėlto tai jau yra pradžia. Pavyzdžiui, medžiotojas nupaišydavo strėlytę nukreiptą į tą pusę, o kurgi eiti, pavyzdžiui, kur galima primedžioti gyvūnų kokiu nors. Tai buvo toks pirmasis minčių perdavimas. Tai ženklai tiesiog ir tai ženklais suprasdavo žmonės, kas pasakyta, kas užrašyta. Tai kad ir piešiniai, bet jau yra užuomina rašto, nes nori žmonės peržiūrėti kokią žinią. Autobusė tik tai. Matot, kaip skubam, su mokslo atsijėmusi. Jau pirmą, Ne, nebardentai. Darykit punktų. Vaiduokliai, Tai jūs atiduosit tuos darbus? čia vištydė. Čia vištydė. Va, ten yra dar stalas. Galite Kiek dabar valandų, vaikai, pasakykit? Dabar pirmas 2 minučių, bet man. Va ten nuvažiuoju. Aš ten čia. Na, kad pasakysiu, aš ne. Kad aš viskas sakysime. Tai va, Viską paaiškins. Ant šito suolo prašom 5 sėdam. Vienas ateina žmogus čia. Čia gerai. 5 čia. 5, dar A vienas. kur dabar mūsų šitie? Papkės pas mane. Dar viena pamoka, paskutinė pamokos. Iš viso mūsų pamokų ciklo. Taigi šita pamoka apie raštą, apie šriftą, apie tai, kaip tas
rašto kilmės aiškinom, bet kiekvienas raštas, kiekvienas žmogaus pasakyta mintis arba yra surašoma į kažką tai tekstą, taip, o tas tekstas turi turėti savo šriftą. Ir spausdintinės knygos, ir rašytinės knygos yra parašytos tam tikru šriftu, tam tikru raštu. Taip? Taigi raštas vienodas, vadinasi šriftas. Vieno stiliaus raidės, skaičiai, ženklai, vadinasi kažkokio tai stiliaus šriftas. Taip? Tai dabar šitą aš pirmiau pasidalinti reikia papkytės, visi vaikai turės, ir man vieną raštu, nes čia daugiau yra. Gerai, tai dabar kol mokytoja dalina, tai dar paklausykit. Taigi, šiais laikais sunku įsivaizduoti gyvenimo be kažkokių tai leidinių, be knygų, be laikraščių, žurnalų. Žinoma, savaime, kad knygas mes vertinam, laikraščius ar žurnalus tai dažniausiai išmetam arba priduodam į makulatūrą. Nebent tai būtų labai vertingi kažkokie žurnalai apie tai, ką jūs domitės. Jeigu, pavyzdžiui, domitės gamta, tai jeigu jūs renkat tokius žurnalus, tai jums turbūt vertingi yra, turbūt neišmetat. Bet šiaip dažniausiai tai tokia spauda yra išmetama, o visas knygos yra laikomos. Ir kuo senesnės knygos, nieko dar nevartykit vaikiukai, tik paklausykit. Kuo senesnės knygos, tuo yra vertingesnės, tuo labiau saugomos ir vertinamos. Pačios seniausios knygos, kaip išsiaiškino, tai buvo rankraščiai. Rankraštis tai reiškia, kai ranka parašyta. Rankraštis, ranka parašyta, taip? O visos kitos knygos yra spausdintos. Tenai yra parašyta, kad kai kurie dailininkai sugalvoja labai mandrai, įmantriai ir naudodami įvairių dydžių, stilių, pločių, storių, raidės, padaro įvairias meninės kompozicijas vien iš raidžių. Matot, kaip iš raidžių galima sukurti. Ir širdelė, ir veidas, ir kito žmogaus veidas padarytas. Ir jūs matėt, pas mus mokykloje kalidoriui kabo piešinėliai vaikų, kur irgi vien iš raidžių padaryti meniniai kažkokie vaizdai. Taip, vien iš raidžių. Dabar žiūrėkit, antras klausimas. Dabar žiūrėk, dar išvažiavome. Ar mes dabar rašom? Aš įsirinkimą jo. Pasakysiu, kad daugiau išsirinkę, nesumanykite, ją vedeš. Daug šitas nukės. Куда подарил? Čia irgi kreidė. Pažiūrėkim. Gerai, labai gerai. Kur su ornamentais, kuri šaunuolė svajūnė. Viktorija labai gražiai. Tikra inicialinė raidė, kuri su ornamentais, su papuošimais. Čia labai lygus. Šaunuolė, labai gerai. Man tai gerai piešia. Tu geras. Tu geras, kaip aš geras. Gerai, dar antrą kartą pakartoti, kad būtų. Aha, va, labai gerai. Mokytoja. Mato dažo, visokie dalykai dažo. Ir brokus dažo. Gerai. Grafyro. Labai gerai.